Panevėžio Rožyno progimnazijoje vyko renginys Saugus eismas mūsų sveikata. Tradiciškai tikrai jau bene pradėjom skaičiuoti 10 metus. Daug skiriam dėmesio saugaus eismo dienai, kuri yra balandžio 5, ir darome tokias šventes, renginius, kur propaguojam būtent saugų, tvarų judėjimą. Taip sutapo, kad šiemet mokyklos bendruomenė dalyvavo Europinėme darnaus judėjimo projekte. Vaikai atliko įvairius tyrimus, turime net planą parengę darnaus judėjimo, todėl propaguojame labai atvykimą ir važiavimą dviračiais, paspirtukais, riedučiais ir tą fizinį aktyvumą. Šio renginio idėją mokykla puoselė kartu su partneriu klubu Dviračiai. Man labai smagu, kad daugėja dalyvių. Svarbiausia mūsų renginio akcentas, kad vaikai jau prasidėjusią zoną važinėtų dviračiais, paspirtukais, riedučiais saugiai, kad saugoti viens kitą, kad dėvėtų apsaugos priemonės. Ypač mums labai svarbu, kad vaikai važinėtų su šalmais, nes, kaip rodo pavyzdys, daug dar dviratininkų, ypač paauglių, kuriems reikalinga važinėti dviračiais su šalmais, jų nedėvi. Mūsų Rožyno seniūnaityje labai yra tokia specifinės mūsų rajonas, nes nėra dviračio takų ir šaligatvių, tiesiog tenka važinėti vaikam gatve. O kad važinėti gatve, jie turi turėti tiesiog ir pažymėjimus dviratininkų, kam reikalinga, taip pat turi būtinai dėvėti šalmus. Tai mums svarbiausia šviesti, kad tie vaikai visi laikytųsi kelių eismo taisyklių. Tarptautinėje policijos asociacijų susikūręs teisėtvarkininkų baikerių klubas prisideda prie vaikų švietimo saugaus eismo kelyje klausimais. Šiuo metu mūsų yra visoje Lietuvoje dar nedaug, tik 10 vienetų. Metai laiko, kaip yra pas mus toks klubas. Pas mus yra visi teisėtvarkininkai, tai yra ir gaisrininkai, policininkai, teisėjai, prokurorai, visi, kas susijęs su teisėtvarka. Mūsų klubo yra nuostata, tai yra pirmiausia saugus eismas. Saugus eismas mums rūpi visą gyvenimą. Mes važiuojam į renginius, patariam vaikams, kaip važiuoti saugiai su dviračiu, kaip važiuoti su paspirtuku, kaip įsigyti motociklininko vairuotojo pažymėjimus, kaip elgtis gatvėje, kad nuo mažų dienų vaikai, mūsų atžalos elgtųsi tolerantiškai, būtų pagarba, gerbtų senjorus, gerbtų kitus eismo dalyvius. Ir aišku, paaugę, kada turės vairuotojo pažymėjimus motociklininko, nevairuotų chuliganiškai, kas dabar labai yra populiaru, nors tas buvo visą gyvenimą populiaru. Elkimės atsakingai kelyje, gerbkime visus eismo dalyvius.